Svarbu kaimo plėtros programos projektų vykdytojams. Agentūra ragina kuo skubiau teikti pirkimo dokumentus. Nacionalinė mokėjimo agentūra primygtinai ragina paramos gavėjus, kurie vis dar įgyvendina projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą ir vykdo pirkimus. Kuo skubiau baigti pirkimų procedūras ir pateikti pirkimų dokumentaciją agentūrai. Atsižvelgdama į tai, kad kaip nustatyta kaimo plėtros programos administravimo taisyklėse, visų šiuo metu įgyvendinamų projektų galutiniai mokėjimo prašymai turi būti pateikti iki 2025 metų rugsėjo 30 dienos, agentūra akcentuoja, kad pirkimų procedūras atlikti bei dokumentaciją pateikti agentūrai liko tik kelios dienos. Atkreipiame paramos gavėjų, kurie dar nepradėjo arba nebaigė pirkimų procedūrų, dėmesį, kad projekto vykdytojo pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėse nustatyta, jog 1. Pirkimai turi būti vykdomi laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, kaip numatyta pirkimo taisyklių 4 punkte. Akcentuotina, kad pernelyg trumpas prekių pristatymo terminas gali nepagrįstai riboti tiekėjų galimybės tinkamai pasirengti pasiūlymų teikimui, todėl toks reikalavimas gali būti laikomas dirbtiniu konkurencijos ribojimu. Antra, tais atvejais, kai pasiūlymus pateikia daugiau negu vienas tiekėjas, turi būti taikomas sutarties pasirašymo atidėjimo terminas, kuris negali būti trumpesnis kaip 10 kalendorinių dienų. Terminas skaičiuojamas nuo pranešimo tiekėjams apie laimėtojo nustatymą išsiuntimo dienos. Agentūra primygtinai prašo kaimo plėtros programos projektų vykdytojų nedelsti ir kaip galima greičiau pateikti agentūrai reikalingą pirkimų dokumentaciją. Tai padės užtikrinti kokybišką ir savalaikį projektų įgyvendinimą. Primename, kad šių metų gruodžio 31 dieną kaimo plėtros programos laikotarpis privalo būti visiškai užbaigtas. Iki šios datos pateikti mokėjimo prašymai turi būti įvertinti bei išmokėta visa kaimo plėtros programos parama projektų vykdytojams, o šių metų rugsėjo 30 diena yra paskutinė diena, kai agentūra priims projektų įgyvendinamų pagal šios programos priemonės mokėjimo prašymus.